Sveiki visi, iki vasaros liko 10 savaičių. Tad jeigu dar nepradėjote į ruoštis, tai yra pats metas, nes laiko yra tikrai pakankamai. Šiandien noriu pakalbėti apie maistą ruoštą namuose, kuris yra daug naudingesnis, vertingesnis prieš tą, kurį valgote kavinėje. Noriu papasakoti, kaip aš pasigaminau maistą savo dienai. Šiandien matavau laiką, užtrukau lygiai 27 minutės, nors mano dienos maistas sudaro 5 patiekalai ir vakarienę pasigaminsiu grįžęs po darbo. Tai yra, šiandien viriau avižinę košę su džiovintais vaisiais, tai yra puikus maistas pradėti dienai, papildomai įdėjau cinamoną, nes jis greitina medžiagų apykaitą, taip pat įdėjau šaukštelį čia sėklų ir linų sėmenų šaukštelį taip pat. Toliau, antras mano valgymas yra kokteilis. Kokteilį šiandien pasigaminau iš vaisių, tai įdėjau avokadą, bananą, apelsiną, taip pat įdėjau nutrition proteinų. Stengiuosi, kad kiekvienas mano maistas turėtų baltymų. Toliau seka po kelių valandų pietus vadinami. Sportininkai neturi pietų, pas juos yra valgymas 1, valgymas 2, valgymas 3, valgymas 4, 5, 6. Tad trečias mano valgymas yra vištiena. Kepiausi kulšelės orkaitėj, suviriau ryžius ir pasigaminau morkų salotų, susitarkavau. Dar po kelių valandų aš valgau nutrition baltyminį batonėlį. Tai yra baltyminis batonėlis pasiskaninimui, kadangi aš esu smaližius, man tai yra būtina, kad nenorėčiau daug cukringesnio šokolado. Šitas batonėlis turi 1 gramą cukraus, tad man jisai puikiai tinka. Dar po poros valandų valgau kiaušinius, valgau su marinuotais agurkėliais. Dar visą laiką kasdieną pasigaminu termosą arbatos žaliosios, įsidedu imbierą, citrinos ir tuomet grįžtu namo ir šiandien gaminsiu žuvį su daug šviežių daržovių salotų. Tad kaip aš visą tai pagaminau, tai yra tikrai paprasta, nes taip pat susiduriu su mitu, kad labai sunku yra pagaminti tiem, kurie ypatingai neturi įgūdžių, tad išsivirti ryžius, kiaušinius, susiplakti kokteilį mikseryje ar išsikepti vištą orkaitėje gali kiekvienas. Tai yra labai paprasta. Ir tam tikrai nereikia kelių valandų, jeigu jūs iš vakaro susiplanuosit savo visus valgius ir ryte viską operatyviai pasigaminsit, tad mano ruoša šiandien užtruko 27 minutės, tačiau jinai niekada neviršė 40 minučių, jeigu kažką gaminu sudėtingesnį. Taip pat aš noriu labai padėkoti visiems, kad mano Facebook puslapis asmeninis fitneso treneris jau sulaukė 20 000 laikų. Man labai smagu, tai labai stipriai motyvuoja, ačiū Jums ir aš planuoju dėti daug daugiau video, daug daugiau patarimų ir jeigu Jums patiko šitas video, spauskit like, o kelių dienų bėgyje aš susuksiu video, kaip per 20 minučių ryte atsikėlus tinkamai pasportuoti ir tai darant kasdieną, vasarai galima pasiruošti tinkamai, naudojant puikią mitybą. Tad sėkmės ir ačiū!